Kaip manai, kas yra biblioteka? Biblioteka tai vieta, kurioje galima rasti labai daug knygų. Biblioteka yra knygų šaltinis. Biblioteka tai tokia, tai visų pirma yra pastatas, kuriame yra knygos. Bet ne tik kaip knygos, bet ir muzika galėtų būti sukaupta, tai tiesiog kultūriniai palikimai. Biblioteka tai vieta, kur galima tiesiog ateiti, skaityti knygas ir domėtis įvairiais dalykais. Ir tiesiog individualiai. Biblioteka, manau, tai kur knygos sudėtos visos, kur žinios, kur studentai ateina žinių pasimti. Nepaisant informacinių technologijų naujovių bei ryšių plėtros, bei naujų viešųjų bibliotekų paslaugų plėtros, vis dėlto biblioteka atpažįstama kaip knyga ir skaitimas. Tai yra bibliotekos prekinis ženklas. Ir vartotojai vertina biblioteką, siedami būtent su skaitimu ir su galimybė rasti bibliotekoje knygą. Koks turi būti bibliotekininkas? Apsiskaitęs. Iškalbus, manau, turintis ką papasakoti apie knygą. Ir tiek. Bibliotekininkas, tai visų pirma, sakyčiau, kad malonus turėtų būti. Sakykime, ir jaunatviškas, nes kadangi vis tiek ateina ir labai daug jaunų studentų, mokinių, tai jis turi būti toks, kaip sakau, ir charizmatiškas kartu. Visų pirma, turi būti draugiškas, turi mokėti sudominti žmonės knygomis, noriai perteikti informaciją apie knygas. Na ir jis, aišku, turi žinoti tą visą kultūrą, istoriją, iš kur tos. Informatyvus, žinoti bent kur jų knygas bent sudėtos, kad galėtų pateikti pagalbą žmonėm ir tiek, manau. Pasak rašytojo Neilo Gaimano, Google paieška jums gali duoti 100 000 atsakymų, o bibliotekininkas 1, tačiau teisinga. Kaip manai, kiek dirba žmonių Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje? Kokios 4 tenais, 3 tenais, gal 30-20 žmonių. Mano teigimu, tai gal būtų nuo 10 iki 20. Turbūt jūs nustebsite, kad bibliotekoje dirba 87 darbuotojai. Tai iš tikrųjų didelis skaičius. Tačiau ne visus juos matote, ne visus juos sutinkate, bet daug žmonių dirba tam, kad knyga kuo greičiau pasiektų skaitytoją. Kaip manai, kiek yra knygų bibliotekoje? Manau, keliasdešimt tūkstančių. Sakyčiau, gal... Spėčiau 10 000. 5 000 aš mažiau. Gal koks 3 000 knygų. Bibliotekoje yra daugiau kaip 500 000 dokumentų, taigi jūs turite unikalią galimybę ateiti, surasti knygą tą, kuri jums būtent skirta. Kaip manai, kaip vadinasi gydymas skaitimu? Bibliografija ar biblioterapija? Antrasis variantas, tai biblioterapija, aš galvoju. Biblioterapija, manau. Dėl to, kad terapija, tai, tiesiog kaip ir gydymas. Biblioterapija gal? Biblioterapija. Biblioterapija turėtų būti. Iš tikrųjų, jūs esate teisūs, nes turbūt sufleruoja žodis terapija. Biblio reiškia, tai knyga gydo. Ir knyga iš tikrųjų gali daryti stebuklus, atsitikus kažkokiai kriziai, laiku ir vietoje. Paduota knyga gali išgelbėti gyvybę. Ar galima skirti bibliotekoje pasimatymą? Galima. Manau, galima. Neįprastas būtų, bet galima. Žinoma, taip. Aišku, ne skaityklai, nes ten žmonės skaito ir ten pati negalėsi pabendrauti su savo tą porą. Bet taip, tai tikrai, nes yra ir tos jaunimo erdvės ir panašiai, tai tikrai galima. Nemanau, iš tikrųjų. Kodėl? Nes bibliotekoje negalima kalbėtis. Nežinau, iš tikrųjų, gal ir galima ten tarp moksliukų. Koks gal ir gali, nežinau, tikrai neįsivaizduoju, bet manau, kad gali būti. Manau, kad tai esu girdėjęs ir tokiu atveju, kur ir žmonės bibliotekoje susitinka ir po to tęsia, sakykime, matyti kartu. Tai manau, kad tai yra ir puikia vieta ganėtinai susipažinti naujom pažintim, sakykime. Iš tikrųjų, bibliotekoje galima skirti pasimatymą, keičiasi stereotipai.
Bibliotekoje galima kalbėti, galima bendrauti ir jūs niekada nežinote, kur sutiksite savo antrąją pusę. Tad skirkite pasimatymą, jūs visada čia laukiami. Ar dažnai apsilankai pas mus bibliotekoje? Taip, pats ir turiu ir kortelę, sakykime, Povilo Višinskio bibliotekos ir tikrai dažnai apsilankau ir tikrai randu ten reikiamų knygų, sakykime, norimų. Stengiuosi kuo dažniau iš tikrųjų. Lankaus ganėtinai retai. Šiaip gal kokius 10 kartų į metus tikrai apsilankau. Mėnesį vieną kartą. Kaip manai, ar mūsų biblioteka yra šiuolaikiška? Manau taip, nes galima atrasti, sakykime, tikrai ir naujasios literatūros ir tikrai yra labai, skaitau, naujoviškai. Dažnai netenka lankytis bibliotekoje, bet manau, kad taip šiuolaikiška. Rūjų senai bebuvo aš bibliotekoje, bet paskutinį kartą, kiek buvau, manau, jo, šiuolaikiška. Jau kompiuterizuota viskas su mikroschemom ant knygų galo, tai manau, jo. Biblioteka yra moderni, besikeičianti, besivystanti, atvira visiems. Ateikite ir pamatykite, kokia ji.